Sveiki, mėly TV6 žiūrovai. Aš esu Karolis, o jūs žiūrite laidą Ant dviejų ratų. Malonu su jumis sveikintis antrame laidos sezone, kuriame aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose. Taip pat papasakosiu apie įvairius renginius ir supažindinsiu su garsiais bei įdomiais žmonėmis, kurie mėgsta važiuoti ant dviejų ratų. Nuo dabar nieko nelaukdamas pristatau mūsų pagrindinį laidos svečią, tai yra Indian FTR. Kurdami šį motociklą, Indian turėjo kelias užduotis. Pagerbti kompanijos istoriją flat track lenktynių trasose bei konkuruoti su Europos gamintojais street arba kitaip gatvinių motociklų kategorijoje. To pasėkoje turime šį išskirtinės išvaizdos 2 cilindrų 1203 kubinių centimetrų varikliu varomą žvėriuką. FTR gamoje yra 4 variantai – Carbon, Rally, Sport bei šis pats paprasčiausias tiesiog FTR. Brangesni variantai turi skystųjų kristalų spalvotą ekraną, kuriame rodomas greitis bei apsukos. Šis modelis tuo tarpu turi tiesiog įprastą spidometrą ir mažą skystųjų kristalų nespalvotą ekraną, kuriame rodoma kita svarbiausia informacija. Be šio kosmetinio dalyko, brangesnės versijos turi šiek tiek daugiau elektronikos, bet apie visas detalės pašnekėsime daugiau važiuodami. Na, o dabar metas paklausyti, kaip šitas motociklas skamba. Skamba tikrai neblogai. Kągi, pirmas bandomasis važiavimas šį sezoną ir kažin ar galėtų būti geresnis tam motociklas. Kaip visada savo apžvalgas pradedu nuo variklio ir jo specifikacijų. Variklis išties fantastiškas. Kaip jau žinote, tai yra 1203 kubinių centimetrų variklis, kuris išvysto apie 110 arklio galių, jeigu klystu, užrašysiu tiksliai ant ekrano, ir beveik 120 Nm sukimo momentą. Ir tai padaro tikrai šį variklį labai gerai naudojama plačiame sūkių diapazone. Tai suteikia varikliui dviejopą charakterį, jeigu taip galima pasakyti. Traukos yra ir prie nedidelių sūkių, bet tuo pačiu pakėlus variklį į aukštesnių sūkių diapazoną ateina antra traukos banga, kuri dar suteikia didesnių įspūdžių. Varikliui priekaištų jokių neturiu. Kaip ir greičių dėžiai. Kaip įprasta, Indian motociklams greičių dėžė čia veikia be priekaištų. Vienintelis dalykas, prie ko galima būtų prikibti variklio ir greičių dėžės sferoje, tai galbūt sankaba. Šio motociklo sankabos sukibimo zona yra iš tikrųjų siaura ir kartais, jeigu padarysite neatsargų rankos judesį, motociklas gali šoktelti į priekį. Kągi, važiavom į posūkių kelią arba, kaip aš vadinu, į Kauno serpantiną. Gaila, kad Lietuvoje nėra daugiau tokių kelių. Ir čia motociklas tikrai jaučiasi neblogai. Tai galbūt nėra pats aštriausias įrankis tokio tipo keliuose ir iš panašios kategorijos motociklų, nes vis dėlto jisai nėra labai lengvas. Šis motociklas pilnai paruoštas važiavimui su pilnu baku kuro sveria netgi 233 kg. Ir tai šiek tiek jaučiasi. Aišku, su tuo tvarkytis padeda tikrai geri važiuoklės komponentai, tai yra Zaxo amortizatoriai tiek priekyje, tiek gale ir tai yra pilnai reguliuojamos sistemos, bet svorio dalykas šiek tiek jaučiasi. Kalbant apie ilgą motociklo bazę, tai suteikia motociklui stabilumo ir tuo pačiu neleidžia priekiniam ratui lengvai kilti į orą. Aišku, tam padeda ir sunkus variklis, esantis ganėtinai žemai rėme, bet ilga bazė irgi nemaišo. Todėl motociklas vietoj to, kad keltų priekinį ratą, labiau linkęs galinį ratą prasukti. Ir jeigu tai netyčia įvyksta, motociklas ganėtinai jaučiasi stabiliai tame. Tad tai nėra labai baisi patirtis.
Beje, kalbant apie ratų prasisukimą, būtent tuo šis paprastesnis modelis ir išsiskiria nuo kitų modelių FTR gamoje, nes neturi ratų prasisukimo kontrolės. Kalbant apie važiuoklės komponentus, galima būtų paminėti ir stabdžius. Čia vėlgi komponentai patys labai geri. Tai yra Brembo stabdžių sistema ir tai turbūt yra vienareikšmiai lyderis pasaulyje, kas liečia stabdžių sistemų efektyvumą. Nepaisant to, priekaištų čia šiek tiek turėčiau, bet ne patiems stabdžiam ar stabdymo efektyvumui, kiek stabdžių rankenėliai. Jeigu sankaba ir jo sukibimo zona yra per jautri, tai stabdžių rankenėlė man yra šiek tiek per mažai jautri. Reikia nemažai eigos, kad motociklas pradėtų stipriai stabdyti. Šioje vietoje, kaip įprasta, šnekame apie vairuotojo patogumus. Ir galima pradėti nuo sėdynės, kuri, turiu pasakyti, netgi labai gera. Esu praleidęs nemažai laiko ant šio motociklo per vieną prisėdimą ir tikrai mano sėdimoji dalis nei kiek nepavargo. Nors iš pažiūros sėdynė nėra labai minkšta, bet turbūt šitam dalykui padeda visai nemažas jos plotas, ko žinoma negalėtum pasakyti apie keleivio sėdynę. Na, o bendrai sėdėsena ant motociklo, bent jau kalbant apie viršutinę kūno dalį, yra ganėtinai patogi. Čia sėdžiu ganėtinai statmenas ir tikrai nėra daug svorio ant rankų. Deja, apatinės kūno dalies situacija šiek tiek kitokia. Mat, pakojų pozicija čia yra gana agresyvi ir kojos ganėtinai stipriai sulenktos. Šnekant apie važiavimo komfortą, čia vėl pasireiškia variklio dvigubas charakteris. Prie žemų apsukų važiuojant vibracijų jaučiasi labai nedaug. Na, jeigu atsuksite akceleratoriaus rankenėlę ir pakelsite apsukas į aukštesnį diapazoną, vibracijos tikrai jausite, bet tai, sakyčiau, tik tai prideda žavesio. Jeigu jau šnekam apie vibracijas, galima pašnekėti ir apie veidrodėlius. Jie čia, turiu pasakyti, yra tikrai puikus. Jie yra tikrai informatyvus ir nevibruoja. Dėl pačios valdymo įrangos ji čia išties jaučiasi labai kokybiška, kaip ir kiti Indian motociklai. Vienintelė problemėlė, bent jau man, kad kartais užkabinu šią ilgų šviesų rankenėlę, bandydamas įjungti posūkį. Gal su mažesnėm ar atvirkščiai didesnėm rankom taip neatsitiktų, bet aš kelis kartus tą padariau. Beje, šis motociklas taip pat turi greičio palaikymo sistemą, kas ilgesnėse kelionėse tikrai padės, nors nežinau, ar su šiuo motociklu į tokias leistis norėsite. Bet apie tai, kai išvažiuosime už miesto. Štai važiuojame į užmiestį ir čia yra visai puikia proga pademonstruoti, kaip puikiai veikia šitas variklis. Štai persijungsiu ekranėlį, kad matyčiau apsukas. Dabar važiuoju 4 bėgių apie 2600 apsisukimų per minutę. Gazo rankenėlį iki dugno ir jau 90. Šitas variklis tikrai yra vienas malonumas. Kalbant apie variklį ir važiavimą užmiestį, štai turime 80 km, 6 bėgį ir tik tai 2800 apsisukimų per minutę. Tai tikrai leidžia jaustis komfortiškai ant šio motociklo, bent jau kas liečia variklį. Tačiau, motociklas, kaip žinia, yra nuogas ir neturi jokių apsaugų nuo vėjo, tad ilgesnėje kelionėje ir didesniais greičiais tai gali pradėti varginti. Bet suprantama, motociklas ir nėra skirtas tokiam važiavimui. Kągi, privažiavom mano bandomojo važiavimo žvyrkelio atkarpą ir turiu prisipažinti, kad šitos dalies laukiau mažiausiai. Bet kol kas nėra taip blogai, kaip galėtum pagalvoti. Motociklas visai jaučiasi komfortiškai, važiuoklė su duobutėmis tvarkosi neblogai. Padangos, žinoma,
daug pasitikėjimo nesukelia, nes vis tik tai yra sportiškesnės Pirelli padangos, kurios tikrai neskirtos važiuoti ant žvyro. Puikiai vieta išmėginti ABS sistemą, kuri veikia visai neblogai. Turiu pasakyti, kad šitas motociklas čia visai maloniai stebina. Tikrai tai nėra taip blogai, kaip buvo galima tikėtis. Kągi, mano bandomasis važiavimas eina į pabaigą ir dabar būtų pats metas pašnekėti apie kuro sąnaudas. Šiai kelioniai sunaudau 3,5 litro ir pravažiavau apie 50 km. Šiek tiek mažiau nei 3,5 litro. Tad vidurkis gavosi apie 6,9 litro 100 km. Na, o ekranėlis ant spidometro rodo, kad vidutinės mano visų kelionių kuro sąnaudos yra apie 6,5 litro. Tad, sakyčiau, rodo gan tiksliai ir kaip tokio dydžio motociklui su tokiu varikliu, tai visai neblogos kuro sąnaudos. Ypač turint galvoje, kad su tokiu motociklu labai ramiai važinėti yra tikrai nelengva. Kalbant apie kuro sąnaudas, reikėtų paminėti du dalykus. Tai yra kuro bako dydis, kuris yra viso labo 13 litrų, ir dangtelis ant kuro bako, kuris yra labai arti sėdynės ir neleidžia kuro užpilti ant motociklo sėdint. Nu, kas liečia kuro bako dydį, tai su tokiu kuro baku jūs nenuvažiuosite ne 200 km. O norėdami pasilikti rezervo, kuro turėsite piltis kas 150 km, kas yra iš tikrųjų labai dažnai. Tad taip, kuro bakas šio motociklo tikrai galėtų būti šiek tiek didesnis. Taigi, metas apibendrinti šio Indian FTR apžvalgą. Kaip ir visi motociklai, taip ir šis tikrai nėra tobulas. Net jei jis nėra lengviausias, nėra galingiausias ar aštriausias tarp visų savo konkurentų, jis tikrai turi savitą žavesį. Galima būtų lyginti su amerikietiškais automobiliais. Visi gerai žinom, kad Ford Mustang ar Dodge Challenger nėra patys puikiausi sportiniai automobiliai, tačiau daug žmonių juos tikrai mėgsta dėl labai savitos charakteristikos. Ta pati galiu pasakyti apie šį Indian FTR. Abejingų jis, manau, tikrai nepaliks. Bet kaip visada sakau, nepasitikėkite tik mano žodžiu. Visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Tik taip galėsite sužinoti, ar motociklas tinka jums. Šioje laidoje tiek. Likite sveiki ir saugus kelyje, o mes pasimatysime jau po savaitės. Iki. Indian – legendiniai amerikietiški motociklai. Car Vertical.